na. Trečią dieną varau jau kur. Čika, vien pirmam, srasta, paskui vėl esu prasta, taip ir tiek, kiek turi problemų. Rungtynės buvo sunkios, gera komanda atvažiavo, daug patyrusių žaidėjų, keletą jaunimo žaidėjų, kovojom, stengiamės, manau daug nenusileidom, tačiau pralaimėjom, kitas į gal pasiseks. Varžovų komandai atrodo buvo ir draugų, Arminas Vaskela ir dar gal sutikai šiek tiek? Buvo, Vaskela taip vienintelis, manau, iš tų artimesnių draugų. Šiandien įmušė įvartį ir kada galime laukti tavo įvarčio pagrindiniai komandai? Ko trūksta? Kaip manai, kodėl nepavyksta įmušti? Na, pasisekė įmušti įvartį, aišku. Gerai, kad čia gaunu pažaisti dubleriuose praktiką. Manau, to ir trūksta praktikos, kad įmušiu pagrindinį. Bet aišku, reikia rodinėti treniruotis, kad esi geriausias. Tada ir leisi pagrindinį. Pralošėme, aišku, gaila 2-1. Bet šiaip vaikinus galėčiau pagirti. Ganėtinai, kuo toliau, taip žiūriu, sakykim, su tais dubleriais gražiau, darosi linksmiau. Kaip aš sakau, tunelio gale šviesą pradedam matyti ir atsiranda tas toks jau žaidimas, kažkoks tai braižas, toliau nepasimeta. 2-0, ne kita komanda sustotų, kaip būdavo anksčiau, sustojom, paskui dar gaunam 3. Ne, vaikinai toliau, kaip matėm, antram kėliny perėmė iniciatyvą, 20 minučių kontroliavom kamuoliuką, pasiekėm įvartį. Aišku, paskui pabaigoje gal pritrūko jėgų, kaip matėm, pas jūs ir legionierių yra, ir vyresnės kartos žaidėjų, kurie ir už rinktinę žaidė, o mes ką, jauni, 90, 91, 92 metai, taip kad visumoje esu patenkintas šiom rungtynėm, aišku, klaidų darėm, broko daug, bet yra su kuo dirbti ir yra tikslas dirbti, matau tikslą dirbti ir tikrai matau tunelio gale šviesą, jeigu šviesą matau, reiškia bus ir šviesi ateitis. Pats ilgą laiką treniruojate 92 metų gimimo Šiaulių futbolo akademijos auklėtinius ir prisijungė dabar prie dublerių ir pagrindinės komandos žaidėjų. Ką jie duoda, kaip jūsų manimo? Kaip pasikeičia žaidimas? Aišku, visada, sakykime, atėję pirmos komandos žaidėjai įneša tokį į komandai tokią atmosferą, užtikrintumą. Ir jaunesni žaidėjai, jie vis tiek, jiems čia dar pirmas, kai kuriem jau ten ne pirmas varžybas, bet vis tiek jie iš jų semėsi patirtį. Ir jie tada jau aikštelėje jaučiasi drąsiau.
ko pavyzdys, va, šiandien, sakykime, Erikas Milošauskas, kurio 22 metų, kurio pasitikėjau, va, reikėjo surasti 6 numerio žaidėjo pagal mūsų taktiką. Jis, sakykime, vieną, dvi klaidas, aišku, čia galima užsimerkti, kas neklysta, ne, visi klystam, bet šiaip įsivažiuoja, įsijungia ir tikrai džiugu ir manau, tikrai Šiaulių pagrindinė komanda metai kiti turės stiprų pastiprinimą. Aš to tikiuosi ir tą linkmę dirbam. Pats pradėjote kaip tik dirbti nuo šio sezono pradžios, tapote vyriausiuoju treneriu, tai ką galėtumėt pasakyti apie naujasias pareigas, kaip jaučiatės, ar nesijaudina treneris? Nu, kaip sakykime, kaip visada, tas naujas kūdikis mano, sakykime, tai dubleriai, kad kaip ir pradėjau su 22 prieš 4 metų, kad ir perėmė ten 25 prieš 3, dabar dubleriai. Aišku, šioks toks jaudulys yra, bet kaip jie tobulėja, taip pat stengiuosi jais ir aš tobulėti ir kuo toliau, tuo ramiau darosi, tuo įdomiau, tuo ir komanda matau pradeda mane pasitikėti ir aš jais jau atrandam bendrą kalbą ir tikrai įsivažiuojam ir manau bus viskas tvarkoj. Po praėjusių varžybų sakėte, kad tikslas 4 vieta, kaip manot, ar jis pasiekiamas ir palyginkite su praeitomis varžybomis, žingsnis į priekį yra? Jo, nu sakykim kaip, palyginus, aišku, labai sunku lyginti du varžovus, Pakruojas ir Žalgiris. Žalgiris, kaip manyčiau, jeigu jie tokia sudėtim žais, kaip šiandieną, tai jie vieni iš realiausių nugalėtų ir paprystininkų trejetą, tai čia vienareikšmiškai, nes su tokiais žaidėjais, tai čia kitaip neįmanoma. Tai va, ką toliau su praeitom rungtynėm palyginus šios, man, pavyzdžiui, netgi labiau patiko. Jeigu mes būtume sužaidę kaip tose rungtynėse, tai būtų visi atsidavę, tai manau rezultatas būtų kur kas Šiaulių žiūrovam būtų linksmesnis. Ne 2-0, bet 3-4-0, aš to įsitikinęs. Ir, kaip sakoma, Žalgiris tikrai stiprus riešutas mums buvo šiai dienai ir aš vaikinų žaidimų tikrai patenkinęs. Dėl 4 vietos pasieksim ar ne? Tikrai tas tikslas mums įveikiamas, taip tas pats ir Žalgiris, dar praeis, sakykime, antras ratas bus jau rudenį, nes dar mūsų jaunimas 22 pabrės, 21 pabrės. Iš pirmos komandos toliau suvyriškės, nes jie visi dar vis tiek pereina iš jaunių futbolą į vyrų. Jiem ir tas pereinamasis etapas. Bet manau, jie irgi adaptuosis prie vyrų, atėję čia dar drąsiau jausis, mūsų jaunimas dar labiau pasistems ir manau, galim kovoti. Jeigu dar ir fortuna bus mūsų pusėje, tai tikslas įveikiamas. Treniruojate ir 95 metų gimimo Šiaulių futbolo akademijos auklėtinius. Kiek jiems dar trūksta iki dublerių komandos? Jiems dar aišku, dar tolokai, bet kaip sakoma, dirbant, metai kiti ir manau tikrai vieną kitą galima jau iš 95 pamatyti, aišku, nestartiniai, bet kad jau prie jų tikrai vienas kitas talentukas yra, tuo labiau, kad šiais metais bus renkama jau ta sportinė vadinama klasė Šiaulių futbolo akademijos. Yra 5-6 kandidatai, tikrai kurie žymiai sustiprins tą komandą ir manau, ta komanda ateityje dar pradžiugins. Ir Šiaulių futbolo akademijos trenerius, žiūrovus, fanus ir jų tėvelius.